kadangi ne visi skaito ir ne visi sugeba skaityti komentarus, tai pridėsiu keletą minčių prie praeito vaizdainio apie tą nukritusi karo metu lėktuvą į šitą Brydvyčio ežerą. Adekvatus žmonės turbūt prisimena savo giminę, prisimena savo tėvus, prisimena savo senelius ir netgi prosenelių kapus, žino, kur jie yra ir palanko, ir žvakelės uždega. Tai vat yra toks, kiekvienam adekvatui, normaliam žmogui tai rūpi, giminės istorija rūpi. Ir karo metu buvo labai daug dingusių be žinios, kai visa giminė, sakykime, arba artimieji, tiesiog jiems neduodavo ramybės tą žinią, kai ateidavo pranešimas, kad dingo be žinios. Ne ta vadinama pacharonkė, kad žuvo, bet dingo be žinios ir pastoviai rusendavo ta tokia viltis, kur neduodavo ramybės, o gal gyvas, o gal dar grįš iš kur nors ir visa kita. Ir metams bėgant, ta viltis pastoviai mažėdavo, kol užgesdavo visai, arba tie besivilintis patys išeidavo napilinti ir taip toliau. Tai bent jau man, kuris domisi savo giminės istoriją, visada buvo įdomu, kur tie mano protėviai, kas jie tokie buvo, kur jų kapai, kokie jų vardai, kuom jie užsiėmė ir visa kita. Tai sakyčiau, čia nereikia giliai kast, o bent jau, sakykime, sužinojus, kas čia per lėktuvas, galbūt kokį serijinį numerį suradus archyvuose, pasiknisus, žinant, iš kokio aerodromo jisai pakilo, kas jį pilotavo, ir jeigu pilotas ar ten pilotė žuvo, tai dar būtų atskleista viena tokia, taip vadinama, dingusių be žinios byla. Ir giminės, jeigu dar tokie išliko ir besidomėjo, arba galbūt anūkams, proanūkiams pranešus, kad čia jų ten senelis, prosenelis ar nors prosenelė atsirado, žinotų, kur žvakelę lapkričio 1 uždegti, palinkėti dūšiai ramybės ten anapilyje sėdinčiai ir ant debesėlio ar skraidančiai kitais aparatais, nesmė. Tai va tik tiek. Bet šiandien vaizdainis ne apie tai, tiksliau ne vien apie tai, bet tarkim apie ką galima būtų pamatyti žiūrint į tą salą, arba į šitą salą, į kurią dabar aš eisiu. Kokias loginės išvadas būtų galima padaryti, žvelgiant, stebint tą salą, į, sakykime, paviršiaus lygį virš vandens iškilusi, į medžių kiekį, amžių, tankį. Ką galima būtų pasakyti konkrečiai apie šitą salą. Jie dabar čia atėjo. Tai pirmiausia, kad čia yra nesena sala. Iš ko aš taip sprendžiu? Todėl, kad šitoj saloj turbūt nėra nė vieno medžio senesnė negu 100 metų. Nėra 100-mečių medžių. Tarkim, net šitas. Jam irgi nemanau, kad yra 100 metų. Aš esu matęs, kaip atrodo 100-mečiai medžiai. Nebent tokios klimatinės sąlygos buvo, kad per 100 metų tik tiek sugebėjo tokio storio kamienai užaugti. Tai va, nei toj saloj, nei anoj, kurioje aš prieš keletą metų esu buvęs nuplaukęs, nėra ne vieno 100-mečio medžio. Netgi nėra tokių kelmų 100-mečių. Parodysiu, sakykime, čia nupjautas, nuvirtęs. Gal ir būtų galima šitam kelme, jeigu čia rievės matytus, arba šitam rastę nupjautam paskaičiuoti 100 metų, bet mes kalbam apie istorinį, tą vadinamą istorinį laikotarpį, neilgesnį negu 100 metų. Ir šitai salai tikrai, bent jau medžiams augančiams čia, pasikartos, nėra 100 metų. Taigi ta sala yra susiformavusi ganėtinai neseniai, nes jeigu jinai būtų seniau, tai bent vienas kitas medis būtų buvęs senesnis negu 100 metų ir mes čia matytumėm storesnius kamienus, išvartas arba ką nors. Taigi darau išvadą, kad sala susiformavus neseniai ir
nuo pat salos susiformavimo pradžios ir pradėjo augti, sakykime, medžiai, nes sėklos tų medžių aplinkui augančio, aplink visą ežerą per ledą pustomos vėjo atskriejo čia, užsisėjo. Vienas faktas, sakykime. Iš to darau išvadą, kad ir tas ežeras pats susiformavęs tokį, kokį mes dabar matom, irgi nėra senas. Ir seni žmonės pasakoja, aš girdėjau dar vaikas būdamas, kad jeigu pažiūrėsit į žemėlapį šito ežero Tytuvėnuose konfiguraciją, tai sakė, kad kai nebuvo visų tų namų čia pastatyta dar seniau, prieš 100 metų ar prieš kiek, reiškia, vanduo daeidavo iki buvusių pelkių prie bažnyčios, net kur dabar prūdelis toks padarytas, užtvenkta ten Tytuvėlė, upelis Tytuvos ir dabar toks tvenkinukas padarytas, parkelis aplink. Tai va, iki ten daeidavo, tai gal nuslūgo čia dabar po taip vadinamo to potvenio, apie kurį čia visas pasaulis šneka ir apie kurį aš čia esu atskiram savo kanale, kuris vadinasi Archerazvietka. Nemažai reportažų padaręs, kai dar Kaune gyvenau, bet savo vaikystės vietų mažai ištirnės. Tai matosi, kad ta bažnyčia irgi pastatyta tipo ant kalno, bet iš tikrųjų ten tas kalnas dirbtinas supiltas, jisai slepia bažnyčios tos žemesnius aukštus, ne rūsius, bet aukštus žemesnius. Tai va, tai ir iš tų išvadų, žvelgiant į tą salą, kad čia nėra šimtamečių medžių toj saloje, ir anoje, kaip sakiau, nėra. Peršasi kita logiška išvada, kad buvo kažkokia katastrofa, po kurios dėl tam tikrų ten objektyvių priežasčių susiformavo ir ta sala, ir ana sala, ir pradėjo augti medžiai. Ir ta katastrofa, ir buvo maždaug tam laikotarpį, kada ta sala susiformavo ir kada tie medžiai pradėjo. Tarkim, ten tarkim, tie medžiamis iki 100 metų. Matipikis galbūt vienam kitam 100 metų, plius minus. Ir plius minus 50, jeigu būna 150 metų, jau uždėkim taip tokią paklaidą. Tai va, ta katastrofa praėjusi ir buvo maždaug prieš 150, 170 metų, plius minus 20 metų. Ir tos katastrofos metu visa ta vadinama istorija, kurią visi mes mokėmės ir tebesimoko mūsų ten palikuonis iš vadovėlių, visa ta istorija yra perrašyta ir surašyta taip, kaip kažkam patogiau, ne taip, kaip buvo iš tikrųjų. Tai vien tokie klausimai kiekvienam, kas turi kritinio mąstymo užuomazgas, turėtų kilti. Tai kas čia vis dėlto įvyko? Nes žiūri akivaizdžiai į daiktus ir niekas net neužsiduoda klausimais, o kodėl čia taip, o kas čia, dėl ko. Tai va, čia tik vienas aspektas, sakau, stebint salas, logiškus faktus darant apie medžio amžių, padaryta išvada. Ežeras gal ir seniai jisai egzistavo, nebūtinai tokios formos, bet salos susiformavo neseniai ir jų formavimus turėjo įtakos tikrai kažkokie tai pokyčiai, fiziniai pokyčiai. Jie buvo žmogaus rankų padarinio pasiekmes ar kokios gamtos katastrofos, čia jau atskira tema. Tai va. Kol kas tiek žinių iš vietinių legendų.